Praėjo 11 metų nuo paskutinio karto, kuomet Žalgiris kovojo dėl vieno iš Europos klubinių komandų trofėjų, žaidė taip pat čempionų taurės finale ir štai šiandien žalgiriečiai po 11 metų dar kartą, jau trečią kartą per savo klubo gyvavimo istoriją pabandys padaryti taip, kad galų gale bent vienas iš 3 svarbiausių Europos trofėjų atkeliautų į Lietuvą. Šiandien jų varžovai tai yra tas barjeras, kurį paskutinį reikia peržengti Kauno krepšininkams, yra Milano Stefanel komanda. Na, komanda ypač vyresniems krepšinio gerbėjams turbūt yra labiau pažįstama kitais pavadinimais, tarkim tokiais kaip Tracer Phillips arba Milano Simo komanda. Būtent su tomis ekipomis žaisdavo Kauno Žalgiris tame auksinėme 90-ojo dešimtmečio viduryje. Na, štai dabar turbūt galbūt su Arūnu Pakula kartu pabandykime prisiminti, kągi apskritai Italijos Stefanel komanda reiškia pačiam Italijos krepšinį ir kasgi tai yra dabartinė Stefanel komanda, su kuria šiandien žais Kauno Žalgiris. Tai Italijos Stefanel komanda, Milano Stefanel komanda, tai yra viena iš legendinių komandų, kurios yra patekę 25 Europos legendinių komandų sąrašą, tarp jų yra ir Kauno Žalgiris. Ir šita komanda tai yra ištisa epocha Italijos krepšinėje, 36 metais atsiradusi Borleti klubo pavadinimu. Jį per tuos metus, per daugiau kaip 60 metų, per 62 metus laimėjo 25 Italijos čempionatus, laimėjo 8 Europos taurės, 3 čempionų taurės, 3 taurių laimėtojų taurės, 2 koračio taurės ir tarpkontinentinę taurę. Tačiau ne vien tik tai savo garsiais titulais ši komanda yra fenomenas Italijos krepšinėje, ji vadinama raudonaisiais bateliais. Jos istoriją galima būtų išskirti 3 tokias žymias figūras, kurios daug davė visam Italijos krepšiniui. Tai Adolfo Bogoncelli, klubo prezidentas nuo 50 metų, kuris iki 81 metų buvo komandos savininkas. Jo pakviestas į komandą treneris Cesare Rubini, kuris 26 metus treniravo Milano klubą ir per tą laiką jis laimėjo 15, su komanda laimėjo 15 čempionų titulų, 1 čempionų taurę, 2 laimėtojų taurės ir 1 Italijos taurė. Prasideda komandos pristatymas ir į aikštelę išbėga Stefanelo komandos žaidėjai. Tai 5 numeris Ferdinando Gentile, 6 numeris Flavio Portalupi, 7 numeris Serdžanas Jovanovičius, 9 numeris 2 metrų 1 centimetrų ūgio Jorgos Sigalas iš Graikijos, 10 numeris Massimo Ruggeri, 2 metrų 4 centimetrų ūgio krepšininkas, 11 numeris švedas Matijas Salstromas, 30-metis krepšininkas, kuris yra vienas iš aukščiausių žaidėjų, ūgis 2 metrai 7 centimetrai, 12 numeris vienas iš 2 amerikiečių žaidžiančių šioje komandoje, Warrenas Akidas, 13 Marcos Ambugaro, 14 Davide Cantarello ir 15 Sterlas Bailey, krepšininkas, kuris daugelį metų žaidė NBA lygoje ir dabar yra laikomas vienu iš pagrindinių krepšininkų komandoje. Taigi, kalbėjome apie šios komandos istoriją, probėgšmais apžvelgėme pagrindinius jos laimėjimus. Dabartinė komanda, kuo ji yra pranašesnė, tarkim, už Žalgirį, jūsų nuomonė? Ir ar gali Žalgiris tikėti šiandien sėkmės, dar neprasidėjus šiems rungtynėms? Na, aš manau, kad popieriuje galbūt Milano Stefanel komanda yra kažko pranašesnė už žalgiriečius, tačiau reikia turėti omeny konkrečias apystovas, kuriomis vyksta šios varžybos. Italijos krepšininkams buvo keliama užduotis patekti į Eurolygą šiais metais, kadangi skirtingai negu Lietuvoje, ten gali patekti tik tai komandos, kurios iškovoja tą teisę savo čempionate. Ir italai su šia užduotim nesusidorojo. Taigi, netgi už šią pergalę komandai nėra pažadėta jokių premijų, jie neturi jokio stimulo. Be to, 3 žaidėjai tik turi kontraktus su šia komanda ir kitą sezoną 7 žaidėjai tikriausiai bent didesnė jų dalis nerungtyniaus. Taigi jie tokio didelio stimulo patys žaidėjai neturi. Be abejo, klubas yra suinteresuotas pasiekti pergalį, rašyti dar vieną gražią pergalę į Europos pergalių registrą ir galbūt išlaikyti savo dabartinį rėmėją Stefanelį tokiu būdu. Taigi, ką tik matėte ir Žalgirio krepšininkus, ir ištikimiausius Žalgirio gerbėjus, kurių šiandien čia netrūksta. O netrukus prasidės šios rungtynės, priminsiu, tai yra Europos taurės finalas. Ilgas kelias buvo Žalgiriui iki šio finalo, kuris prasidėjo rugsėjo 16 dieną. Ir štai balandžio 14 dieną Žalgiris vis dar tarp Europos taurės turnyro dalyvių. Jiems belieka paskutinysis žingsnis ir garbingas trofėjus galbūt atkeliaus į Lietuvą. Žalgiriečių komandos sudėti šios rungtynės yra tokie: Mindaugas Žukauskas, Inisas Uotlis, Saulius Štombergas, Eurelijus Žukauskas, Dainius Adomaitis, Virginijus Braškevičius, Tomas Masiulis
Masiulis, Darius Maskoliūnas, Vranijo Arapovičius ir, jeigu neklystu, Tauras Stumbrys. Na, reiktų pakalbėti dabar turbūt apie tą blogesnę žinią, tai yra apie Dariaus Maskoliūno lygą. Šis krepšininkas jau kelios dienos sirguliuoja, galima sakyti, turbūt net rimtai serga, tačiau pats krepšininkas, kaip girdėjau, kaip tu su juo kalbėjai, Arūnai, nusiteikęs yra kovingai. Taip, Darius Maskoliūnas, kai paklausiau, kaip jis šiandien jaučiasi, ar jis iš tikrųjų serga, jis pasakė, kad tai yra gandai, pletkai, kaip jis išreiškė. Gandai 39,5. 38 darbuojam šiandien. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad italų komandoje nėra 4 numerio ir 8 numerio. 8 numerio nėra todėl, kad šio numerių pažymėtais marškinėliais šioje komandoje rungtyniavo vienas žymiausių jų žaidėjų, ilgus metus buvęs komandos žaidėjo, vėliau trenerių Maikas Dantonis. Jo garbiai yra šie marškinėliai išimti iš apyvartos. Taigi netrukus pasirodys aikštelėje ir žalgiriečių komandos startinis penketukas. Pažiūrėsime, koksgi jis bus šiandien, kokį jį paskirs Janas Kazlauskas. Nu, prieš tai turbūt matėte savo ekranuose Algirdą Brazį, stovintį ir mąsliai žiūrintį į aikštelę. Šis žaidėjas, dar būdamas krepšininku, 2 kartus dalyvavo Europos taurių turnyrų finaluose. Šiandien jam tenka tai daryti 3 kartą ir turbūt galima nebejoti, kad šis 3 kartas yra daug sunkesnis. Aš noriu pasakyti, kad Algirdas Brazys nėra vienintelis krepšininkas, kuris yra dalyvavęs Žalgirio ir Milano klubo mačiuose. Milaniečių komandoje trenerių asistentų buvo Franco Kazalini, dabartinis komandos treneris. Algirdas Brazys tuo metu buvo žaidėjas, dabar yra komandos asistentas. Taip pat abu fizinio parengimo treneriai, Giovanni Galoti ir Aleksandras Kosauskas, irgi prisimena paskutinės rungtynes kaip jų dalyviai tarp Žalgirio ir Stefane. Taigi, pirmasis ginčas Žalgirio komandos penketukas: Saulius Štombergas, Dainius Adomaitis, Virginijus Praškevičius, Vranijo Arapovičius ir Inisas Uotliai. Ir štai dabar dėl kamulio kovoja Vranijo Arapovičius ir Tarlas Belliai. Ir pirmasis atkovotas kamuolys, kurį laimi Kauno žalgiriečiai. Šiandien jie žaidžia čia Europos taurės finalo rungtynės. Vienintelė dvikova, po kurių ir paaiškės šios taurės savininkas. Kol kas su kamuoliu Žalgiris ir pirmoji kauniečio ataka, Inisas Uotliai su kamuoliu. Sauliaus Štombergo prasiveržimas, 2 taškai, pirmieji 2 Sauliaus Štombergo taškai Europos finale. Na, dar vienas dalykas turbūt, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, dar tik prasidedančiams rungtynėms, tai yra italų ganėtinai keistas žaidimas, skirtingas žaidimas savo aikštelėje ir išvykoje, tarkim, pusfinalio rungtynės su Panathinaikos, tai tik tai patvirtino. Kas yra, kaip jūs galvojat? Aš manau, kad šiuo metu italų komanda nėra labai pajėgi ir tai, kad jie sėkmingai sužaidė antrasias rungtynės, patys italai vadino tam tikrų stebuklų. Šiaipgi komanda išgyvena tam tikrą krizę, kuri yra susijusi su galbūt nelabai vykusia komandos sudėties suformavimu, galbūt nėra tinkamo klimato komandoje, šiek tiek prisidėjo Nando Gentile trauma ir šiuo metu komanda nėra labai pajėgi, o tai, kad jie žaidžia blogai išvykoje, tai yra būdinga visoms italų komandoms, tai buvo visada būdinga ir Milano klubui. Taigi, vakar per spaudos konferenciją milaniečių treneris, panašus klausimas jam buvo pateiktas dėl skirtingo žaidimo namuose ir išvykoje. Jis atsakė, kad mes nežinome, kaip mes sužaisime, ar kaip namuose, ar kaip išvykose šias rungtynės. Norėtume sužaisti taip, kaip žaidžiame namuose. Deja, Italijos čempionato ketvirtfinalyje play-offų Milano Stefanėlis sužaidė nesėkmingai ir namų rungtynės, pralaimėdama CFM iš Reggio Emilijos. Kaip manot, Belgradas labiau namai ir išvyka Jugoslavijos komandai? Tai yra Italijos komandai. Belgradas, tarkim, labiau namai ir vis tik svetima aikštelė? Nežinau, čia matysim gal vėliau, kokią įtaką darys aikštelė. Aš manau, kad apskritai šeimininkai, varžybų šeimininkai, tai yra Jugoslavijos krepšinio visuomenė, stengiasi, kad žiūrovai palaikytų Italijos krepšininkus. Tai yra susijęs su tuo, kad Italijos komandos gretose rungtyniauja vienas krepšininkas, kuris yra serbas, kuris yra rungtyniavęs Crvena Zvezda komandoje, kuris po to dėl embargo negalėdamas toliau rungtyniauti Jugoslavijoje išvyko į Graikiją. Ir be abejo, jie norėtų, kad šį komandą laimėtų, kadangi ten žaidžia jų tautietis. Tai buvo ir raginama vakar dienos laikraščiuose, kur buvo kviečiami žiūrovai ateiti į salę ir palaikyti ne Arapovičiaus komandą, bet Jovanovičiaus komandą. Tai buvo pabrėžiama. Nu, štai dabar dar vienas nemalonus epizodas aikštelėje. Iš 3 taškų zonos pataiko Flavijo Portalupi, pirmieji 3 taškai ir sužaidus šias rungtynėse pirmajame kėlinyje minutę ir 15 sekundžių. Kol kas Žalgiris atsilieka 2-6.
Po krepšių Saulius Štombergas. Na, kad Flavio Portalupį įmetė, tai nėra labai nuostabu, nes jis yra geriausias Italijos čempionato tritaškininkas. Jo pataikymo procentas yra apie 57%. Ir teko girdėti, kad šiam krepšininkui ypač svarbu, kaip jisai meta pirmosius keletą kartų. Ar tai tiesa, tarkim? Nu, tai yra daugeliu krepšininkų svarbu. Galbūt tik tai Sergejui Jovaišai nebūdavo svarbu, nes jis galėdavo bet kurią akimirką įmesti vienodai sėkmingai. O šiaip daugumai krepšininkų tai yra svarbu, jeigu jie pataiko pirmosius metimus, įgauna pasitikėjimą ir toliau be abejo sekasi geriau. Tikėkime, kad šio pasitikėjimo jau netruks Sauliui Štombergui, kuris ką tik pelnė 4. tašką savo komandai. 6-4 italų persvara sumažėjo iki 2 taškų. Ir štai dabar su kamuoliu jau Italijos komandos gynėjas Fernando Gentile įdengia Saulius Štombergas. Na, šiandien atrodo nemažai vargo turės mūsų komandos aukštaūgiai, dengdami Tarlą Bailey ir, tarkim, Warreną Kidą. Šie du krepšininkai žaidžia aktyviai. Tarlas Bailey yra žymus krepšininkas, jis buvo Utah Jazz žvaigždė, 8 sezonus rungtyniavo toje komandoje ir jo veiksmus dažnai žiūrovai palydėdavo aplodismentais stovėdami. Tai iš tikrųjų puikus krepšininkas ir nepaisant to, kad jam 36 metai, jis ir šiandien rungtyniavo pakankamai judriai, pakankamai galingai. Nu, štai dabar Saulius Štombergas tęsia puikų savo solinį pasirodymą pirmosiamis kėlinio minutėmis, jis pelno jau 7. tašką ir pavyksta apsiginti nuo dar vienos italo atakos žalgiriečiams, perdavimas Praškevičiui, Praškevičius Adomaičiui, stapteli žalgiriečiai ir kamuolį Kauno krepšininkai grąžins į aikštelę iš užgalinės linijos, sužaista 2 minutės ir 15 sekundžių ir štai dabar italų persvara sumažėja iki 1 taško. Grąžins kamuolį Dainius Adomaitis į aikštelę, Inisas Uokliai su juo įdengia Flavio Portalupį. Dainius Adomaitis atmeta Praškevičiui, Praškevičius po krepšių Sauliui Štombergui ir Štombergo prasiveržimą vėl pražangomis stabdo Jorgos Sigalas, Graikijos krepšininkas rungtyniaujantis čia Italijos komandoje ir dabar Saulius Štombergas vėl stoja prie baudų metimo linijos, puiki Žalgirio komandos krašto puolėjo pradžia, kol kas tiesa jis vienas pelno taškus, tačiau kaip dažnai tai būna labai svarbu, kad komandoje bent jau pradžioje atsirastų kuris nors krepšininkas, kuris vienas imasi iniciatyvos ir taip, tarkim, kažkaip, sakyčiau, nutraukia tą atsakomybę nuo kitų žaidėjų. Be abejo, tada ir kiti pajunta didesnį pasitikėjimą ir laimė Žalgiryje mes matome, kad skirtingose rungtynėse dažnai būna, kad skirtingi žaidėjai gali imtis tos iniciatyvos. Na, nes Žalgirio viena iš stipriųjų pusių yra tai, kad yra mūsų gan ilgas suolelis, palyginus su kitomis komandomis, kuris turi 5-6 žaidėjus, mes turime 8 ir daugiau. Italų suolelis, tarkim, galingas ar ne, kaip jūs galvojat? Yra pilnaverčių pakaitalų? Na, aš nemanyčiau, pavyzdžiui, Davide Cantarello yra aukštaūgis, bet jisai rungtyniauja nepastovėjo. Ar tik krepšys yra pavojingas, bet neturi metimo, šiaip Jovanovičius yra, nors jis turi Graikijos krepšinio žaidimo patirtį, bet apsiskritai aukšto lygio tarptautinio krepšinio varžybų neturi patirties. Salstrimas yra Oklahoma State universitete studijavęs, turi NCAA patirtį, bet kaip mes žinom, kad NCAA ne visada dar reiškia kokybės ženklą. Taigi, ką tik dar 2 taškus pelno žalgiriečiai, šį kartą jau pasižymė Virginijus Praškevičius, kuris po iš eilės 8 pelnytų Sauliaus Štombergo taškų, dabar pirmasis išlikusių žalgiriečių įmeta į varžovų krepšį ir Žalgiris po 2,5 minučių pertraukos vėl persvėrė rezultatą savo komandos naudai, 10-8 pirmauja daugkartiniai Lietuvos krepšinio lygos čempionai, pati tituluočiausia Lietuvos klubinė komanda šiandien stovinti taip arti dar vieno garbingo trofėjaus, beje, pirmojo tokio klubo gyvavimo istorijoje. Sigalo prasiveržimas. Meta Warrenas Kidas, kuris atkovojo kamuolį po varžovų krepšių ir šis krepšininkas kaip tik pasižymė to, kad jis yra puikus kovotojas dėl atšokusių kamuolių. Prieš porą metų rungtyniaudamas Ispanijoje jis buvo geriausias kovotojas dėl atšokusių kamuolių, 13,3 kamuolio per rungtynes buvo jo vidurkis, dabar jau kelinti metai. Jis pelno po 12 taškų vidutiniškai ir 9 kamuolius atkovoja. Jis nėra lyderis Italijos čempionato, bet yra vienas geresnių pirmajame 10-toke, pagal atkovotus kamuolius yra 6 berods. Na, dabar sumažina skirtumą iki 1 taško varžovų komandos žaidėjas ir antrasis baudos metimas bei galimybė italams išlyginti skirtumą. Tai yra gan keistas dalykas, matyti, kad Warrenas Kidas pataikytų abu baudos metimus, nes dažniausiai jo procentas yra tarp 16 ir 20% neretose rungtynėse, o šiaip bendras jo vidurkis yra 50 keli procentai. Jis geriau meta iš 2 taškų negu nuo baudos linijos, arba, pavyzdžiui, Portalupį iš 3 taškų pataiko daug geriau negu Warrenas Kidas nuo baudos metimo linijos. Vadinasi, būtent iš šios krepšininkus Žalgiriui jau reikėtų atkreipdėmėsi, jeigu, tarkim, būtų žalgiriečiai priversti pažeisti taisyklės rungtynių pabaigoje. Be abejo, Warrenas Kidas yra tas žmogus, kurį galime rizikuoti, nors dabar Ispanija tą taisyklę mesdamas pirmosius 2 metimus, bet apskritai tai yra pagrindinis kandidatas, kurį galima būtų subaudoti.
Nu ir vėl su kamuoliu Olenas Akidas prieš Vranį Arapovičių, prasiveržimas pro galinę liniją ir netaiklus metimas 12-10, Žalgiris pirmauja ir kamuolys Iniso Uotlį rankoje. Jo prasiveržimas ir 2 taškai bei pražanga. Inisas Uotlį vėl iškaba ore tiek, kiek reikia, priverčia prasižengti savo varžovą ir pelno dar 2 taškus. Na, Arūnai, jūsų nuomonė apie šį Žalgirio komandos legionierių, kuris pasirodė, tarkim, Europos taurės varžybose tik po naujųjų metų. Kaip jis jūsų nuomonė, tarkim? Aš manau, kad tokio krepšininko kaip žaidėjo Žalgiris senai nėra turėjęs ir nežinau, ar iš vis yra turėjęs, nes šis krepšininkas ir ypač skirtingai nuo daugelio užsieniečių krepšininkų, kurie žaidžia šioje pozicijoje, jis negalvoja apie tai, kaip pasižymėti, kaip pelnyti taškus, bet jis pirmiausia stengiasi pasiekti to, kad žaistų komanda, kad žaistų komandos draugai, kuri išnaudoti jų stipriasias pusės. Ir jis iniciatyvos imasi tik tada, kai yra komandai sunku, kai jis mato, kad niekas kitas negali nieko padaryti. Tada arba jis veržiasi po krepšiu, arba meta. Ir dažnai gan sėkmingai. Kai matom, Jonas Kazlauskas dažnai jam pateikia atlikti lemiamus metimus. Rungtynių pabaigoje, arba kėlinio pabaigoje, arba šiaip sunkesnio momento. Nu ir štai vėl su Inisu Uotlį nesusitvarko italų komandos gynėjai. Šį kartą prasižengia Flavio Portaluppi. Dar viena italų komandos pražanga ir tai yra berods 4. pražanga, o štai jūsų ekranuose ir pats FIBA bosas, turbūt neoficialusis bosas, jeigu taip galima būtų sakyti. Taip, faktiškai jis yra FIBA vadovas, jis nėra prezidentas, jis yra generalinis sekretorius, bet visi žino, kad visi sprendimai ir FIBA dirigentas yra kaip tik FIBA orkestro dirigentas yra Boras Stankovičius. Ir, sakyčiau, ganėtinai neblogai diriguoja sudėtingą orkestrą. Taip. Mes turime jam pretenzijų, turėdavome įvairiais klausimais, bet įsigilinus vis dėlto sunku labai yra suderinti daugelio šalių interesus ir reikia pasakyti, kad Boras Stankovičius jis iš tikrųjų rūpinasi Europos krepšinio bendrų vystimosi, nekreipdamas dėmesį į atskirų turtingesnių klubų individualius interesus. Nu štai dabar dar vienas metimas ir šį kartą netaiklus Žalgirio komandos krašto puolėjas, nespėja į gynybą žalgiriečiai ir 2 taškus dėjimų iš viršaus dabar pelno varžovų komandos krepšininkai, kiek sušvelnindami rezultatą. 15-12 pirmauja Žalgiris, štai dar kartą šis epizodas. Charles Bailey, Jutos kalifas, kaip jį vadindavo Amerikoje. Ir krepšininkas, kuris reikia saugoti net ir greitų kontratakų metu, nepaisant to, kad jis žaidžia šiaip jau turbūt sunkaus krašto puolėjo pozicijoje. Jis žaidžia sunkaus krašto puolėjo, žaidžia vidurio puolėjo poziciją, gali ir tą poziciją žaisti. Tai yra aukštas krepšininkas, 2,11 cm ūgio, tiesa, nebejaunas jau ir kitą sezoną be abejo jo nebus Stefanel komandoje. Nu, dabar vėl su kamuoliu žalgiriečiai, kol kas jų sąskaitoje 3 taškai, kuriais jie pirmauja prieš Stefanel ekipą ir dar vienas šį kartą netaiklus Virginijaus Praškevičiaus metimas ir priversti grįžti į gynybą žalgiriečiai ir tai turėtų padaryti dar greičiau. Suspėja dabar apsiginti nuo galimos greitos kontratakos ir italai vėl pradeda pozicinį puolimą. Na, tarkim, atsakomose rungtynėse su Panathinaikos komanda, Italijos treneriai ir žaidėjai vis tik matyt priblaškė Panathinaikos komanda visų pirma super aktyvę ir kibę gynybą, tarkim, ar tai yra būdinga, ar tai mes matom, tarkim, šios rungtynės? Taip, tai italų komandos pagrindinis bruožas būdavo kaip tik labai kieta gynyba, kuri atsirado nuo Dano Petersono, vieno iš tų 3 asmenybių, kuriuos aš sakiau, kad Stefanello komandos istorija yra buvę, nuo jo ateimo į Milano klubą laikų. Šio trenerio devizas buvo, galbūt skamba kiek grubokai, spjaudykime krauju, kad tiek treniruočių metu, tiek rungtynių metu turi būti pasiaukojamas žaidimas, pasiaukojama gynyba. Ir ypač dėmesį skirdavo gerai gynybai, todėl nors daug kas stebindavo tai, kad komandoje žaidžia žaidėjas, kurio vidurkis yra 1 taškas per rungtynes ir jisai žaidžia startinėme 5-tuke dažnai, Vittorio Gallinari, bet Petersonas jį laikė 5 sezonų komandai vien dėl to, kad jis buvo puikus gynėjas ir negalėdamas savęs uždengdavo pačius pavojingiausius varžovus. Nu dabar su kamuoliu toliau žalgiriečiai. Ir Inisas Uotlį. 13 minučių ir 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos, 15-12 pirmauja Žalgiris ir dar vienas bandymas padidinti persvarą ir dar viena pražanga, ganėtinai veržliai žalgiriečiai rungtyniauja jau kurį laiką varžovų baudos aikštelės prieigose ir vienas po kito priversti kelti rankas į viršų. Italijos krepšininkai, tai jau 7. Stefanel ekipos komandinė pražanga ir tai jau yra nebejotinai tam tikras Žalgirio pasiekimas, bent jau pirmajame kėlinyje, iki kurio pabaigos dar 13,5 minučių. Deja, Milano Stefanelis, kaip jie patys prisipažino, šiuo metu nėra ta komanda, kuri buvo
Petersono laikais ir šiuo metu jų gynyba yra kur kas silpnesnė. Tad vakar italai patys sakė, ar jūs mokat gintis. Jeigu jūsų komanda moka gintis, tai aišku, jūs laimėsite prieš mus, nes mūsų gynybos jau nebėra, tokios, kokie būdavo anksčiau. Na, žalgiriečiai, žinom, iš tikrųjų moka gintis gerai ir kol kas jiems tai sekasi neblogai ir šiandien. Taip, tai jie įrodė jau ir atrankinėse varžybose, atkrintamosiose varžybose ir šiandien kol kas ganėtinai sėkmingai tvarkosi su italų varžovais, su italų krepšininkais. 17-12 po Dainiaus Adomaičio dvitaškio metimo. Dabar Žalgiris padidina skirtumą iki 5 taškų ir vos neperima kamuolio žalgiriečiai. Štai dabar prasižengė Saulius Štombergas, stabdydamas pro galinę liniją besiveržiantį savo varžovą. Ir tai yra 4. komandinė Žalgirio pražanga šios dienos rungtynėse ir 2. Sauliaus Štombergo pražanga šios dienos dvikovoje. Ir italai grąžino kamuolį į aikštelę. Jorgas Sigalas, 13 numeris Marko Sambugaro pasirodė aikštelėje šis krepšininkas. Šis krepšininkas pasižymė taikliais metimais iš 3 taškų zonas. Kai kuriuose rungtynėse jis meta 100%. Ir jis pakeitė būtent kitą tritaškių specialistą Flavio Portalupį. Matyt, taip siekiama abejonės išlaikyti bent jau kelis krepšininkus, kurie gali taikliai atakuoti iš 3 taškų zonos. O dabar prasižengė Vranija Rapovičius, tai tik pirmoji jo asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Na, o tribūnos palaiko mūsų krepšininkus, kol kas į tą kvietimą palaikyti Jovanovičiaus komandą, kol kas žiūrovai neatsiliepia, nors rungtynių rengėjai kvietė visus ateiti į rungtynes ir net ėmėsi tokios iniciatyvos leisti žiūrovus nemokamai rungtynės. Kadangi šiandien dar vyksta dar 2 svarbios rungtynės Jugoslavijos čempionato ir daugelio žiūrovų galbūt eina žiūrėti labiau jiems įdomių rungtynių, kur žaidžia Jugoslavijos komandos. Na, štai dabar dar 2 taškus pat pelno Charles Bailey, dar vienas jo dvitaškis ir skirtumas vėl mažėja iki 3 taškų, 17-14, tačiau jau kurį laiką, jau kokias 4-5 minutės pirmauja žalgiriečiai, nors ir nedideliu, tačiau vis tik kelių taškų skirtumo. Virginijus Praškevičius su kamuoliu. Perdavimas Mindaugui Žukauskui, Žukauskas bandė verštis į baudos aikštelę ir pameta kamuolį Nisas Vuotliai, čia pat suspėja prie Dainius Adomaitis ir išsaugo kamuolį žalgiriečiai savo rankose, nors padėtis ir buvo ganėtinai grėsminga. Vranio Rapovičiaus metimas netaiklus ir Praškevičius puikiai kovoja dėl atšokusio kamuolio, vėl sudarydamas žalgiriui šansą surengti dar vieną ataką ir galima sakyti iš naujo pradėdamas 30 sekundžių atakai skirtą laikrodį. Dainius Adomaitis sužingsnioja Dainius Adomaitis, bandydamas priartėti prie varžovų krepšio ir dabar kamuolys atitenka Italijos krepšininkams. Lieka žaisti dar 11 minučių ir 30 sekundžių iki šių rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos. Marko Sambugaro su kamuoliu, 1,94 cm ūgio gynėjas. Fernando Gentile, jis ypač pasižymėjo rungtynėse, atsakomose rungtynėse su Panathinaikos, berods pelnęs 25 taškus šios dienos dvikovoje. Nu, štai ir toliau prie varžovų krepšio gana sėkmingai žaidžia ir gana jaukiai jaučiasi Charles Bailey. Kaip ir reikėjo tikėti, šis krepšininkas kelia daugiausiai problemų, bent jau kol kas pirmajame kėlinyje Žalgiriui. Po jo dar 2 taškų skirtumas sumažėja iki 1 taško ir čia pat prasižengia. Prasižengia vienas iš Rapovičių dengusių krepšininkų, atrodo. Ne, vis tik 5 numeriui ar 15 numeriui yra skiriama pražanga. Dar kartą šis epizodas. Ne, Fernando Gentile, atrodo, vis tik buvo atėjęs padėti dengti Vranio Rapovičių savo komandos draugui ir Vranio Rapovičius dabar meta baudos metimus. Na, apie Vranio Rapovičių taip pat buvo nemažai kalbama prieš šios rungtynės kaip apie galimą faktorių, kuris neva tai turėtų nukreipti Jugoslavijos krepšinio gerbėjų simpatijas į italų pusę. Kaip manot, ar tai yra realu, tarkim, ar tai yra jaučiama dabar šios rungtynėse? Na, kol kas ypatingai tai nėra jaučiama, o dabar metant baudos metimus mes matome, kad buvo tam tikra salės reakcija prieš Rapovičių, bet ypatingo to mes nejaučiame, to labiau, kad tribūnos nėra pilnutėlės, yra dar nemažai laisvų vietos. Ir su kamuoliu toliau Italijos krepšininkai, Milano Stefanelli ekipos gynėjas Marko Sambugaro dabar meta iš 3 taškų zonos ir pataiko išlygindamas rezultatą 10-ąją pirmojo kėlinio minutę, 19-19. Pirmasis tolimas Marko Sambugaro metimas šio krepšininko negalima palikti laisvo kaip ir Portalupė, nes jis yra puikus rytaškininkas. Ir Virginijus Praškevičius, Inisas Vuotliai, dabar įdengia Marko Sambugaro ir stengiasi dengti labai atidžiai, bandydamas užkirsti visus kelius prasiveržimų į baudos aikštelę. Inisas Vuotliai, puikus perdavimas Rapovičiui, tačiau atspėja šį sumanimą varžovų komandos krepšininkai ir dabar vėl su kamuoliu Stefanelli krepšininkai. Fernando Gentile,
taškų nėra, tačiau pražanga Mindaugui Žukauskui nesuspėjo dabar užtverti kelio. Fernando Gentile Mindaugas Žukauskas padarė jau tai per vėlai ir tai yra 6. komandinė Žalgirio pražanga šios dienos rungtynėse. Varžovai dar baudų nemeta, lieka žaisti 10 minučių ir 4 sekundės iki kėlinio pabaigos. Vėl aikštelę grįžta rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas Saulius Štombergas, jis keičia Dainių Adomaitį ir dabar jis kartu su Žukausku, Uotliai, Praškevičium ir Arapovičium toliau tęsia šias rungtynės su kamuoliu jų varžovai. Vėl Vorenas Kidas prieš Vranį Arapovičių. Atmeta Gentile, atakai lieka dar ganėtinai daug laiko, 20 sekundžių, vėl Gentile ties tritaškio linija, perdavimas Vorenui Kidui ir Vranio Arapovičius dabar dengdamas, bandydamas padėti savo komandos draugui, pamiršo savo varžovą, o tuo tarpu minutinės pertraukėlės prašo Jonas Kazlauskas, 19-19, lieka 9 minutės ir 49 sekundės. Jonas Kazlauskas paprašė minutinės pertraukėlės, matyti jam neįtin patiko tai, jog italams pavyko sumažinti tą 5 taškų skirtumą, apskritai išlyginti rezultatą šios dienos rungtynėse ir matyti būtent apie tai ir kalbėjo dabar Žalgirio komandos vyriausiasis treneris ir galbūt dėl to ir keičiami yra žaidėjai, aikštelėje pasirodė ir Tomas Masiulis ir žalgiriečiai sėkmingai apsigina nuo pirmosios atakos po šios minutės pertraukėlės ir su kamuoliu vėl Inisas Uotliai, 19-19 rezultatas lygus ir kaip ir dera finalui šiandien čia vyksta labai atkakli kova. Masiulis atkovoja kamuolį ir atrodo išsaugo į savo rankose, taip vėl Žalgiris gali pradėti naują ataką ir su kamuoliu vėl Žalgirio komandos gynėjas Inisas Uotliai. Na, o Saulių Štombergą dengia Jorgos Sigalas, kuris yra laikomas geriausių gynybos specialistų Graikijoje ir vienu geriausiu Europoje. Na ir jeigu neklystu, Jorgas Sigalas buvo pripažintas viename čempionate, Graikijos čempionate, be nenaudingiausių žaidėjų. Taip. Ir būtent po to jisai išvyko į Italiją, ar ne? Ir kamuolys dabar atitenka Žalgirio komandos varžovams, rezultatas lygus 19-19 ir iki kėlinio pabaigos lieka 8 minutės ir 54 sekundės. Keitimas varžovų komandoje, aikštelėje pasirodo 14 numeris Davide Cantarella, 2,14 m ūgio krepšininkas, 30 metų žaidėjas. Apie šį krepšininką jūs kalbėjote jau. Taip, šis krepšininkas nėra labai pavojingas, jis toliau nuo krepšio negali sėkmingai rungtyniauti, žinoma, negalima leisti jam gauti kamuolį per metrą nuo krepšio, tada jis iš tikrųjų daras pavojingas. Šiaip tai yra toks krepšininkas darbštus, bet didesnės įtakos šioms rungtynėms jis neturėtų turėti. Na, dabar pirmą kartą gynyboje prasižengia Inisas Uotliai, stabdydamas Marko Sambugaro ir kadangi žalgiriečiai jau taip pat yra surinkę daugiau negu 7 pražangas, prie baudų metimo linijos stovi Markas Sambugaro. Štai tas krepšininkas, kuris atrodo neblogai meta baudos metimus. Jis išvis turi taiklę ranką ir tai yra komandoje vadinamas vokiečiu, panašiai kaip Žalgirį kartais vadina Štombergą. Nes jis yra gimęs Vokietijoje, jo tėvas buvo irkluotojas, jis įmylėjo vokietį irkluotoją ir vat šitas meilės vaisius yra šitas krepšininkas, tai pasižymė šalto kraujiškumu. Tai šitas meilės vaisius ką tik įmetė 2 baudos metimus išlygindamas rezultatą, 21-21 dabar jau Štombergas atstato pusiausvyrą, lieka žaisti 8 minutės ir 15 sekundžių iki pirmojo Europos taurės finalo rungtynių kėlinio pabaigos. Vėl Fernando Gentile su kamuoliu. Kol kas Fernando Gentile neypatingai ryškus šios dienos rungtynėse, kaip manot, ar tarkim dėl to kalta Žalgirio gynyba, kur žalgiriečiai matyt labai didžiai? Aš manau, kad žalgiriečiai pakankamai gerai pažįsta šį krepšininką, nebe pirmą kartą rungtyniauja ir žino, yra matę įrašus, ne vieną įrašą prieš šias rungtynės įsinagrinėję, matė kokį svarbų vaidmenį Stefanel komandos sėkmė vaidina Gentile. Praėjusią sezoną, pavyzdžiui, jo traumą išmušė komandą iš balno ir jie absoliučiai pasikeitė komandą po jo traumas. Tai be abejo, žalgiriečiai skiria didžiulį dėmesį šio krepšininko dengimai. Na, čia dabar būtent Saulius Štombergas blokavo varžovų gynėjo metimą, po to perėmė kamuolį ir jį jau neleistinai sustabdė pasimetęs Italijos komandos krepšininkas ir Saulius Štombergas dabar toliau tęsia sėkmingų baudos metimų seriją. Dar vienas taiklus metimas ir Žalgiris vėl išsiveržė į priekį 22-21. Ir 23-21 Saulius Štombergas šiandien kol kas pirmajame kėlinyje, būtent jis yra ryškiausias puolimo lyderis Žalgirio komandoje, jis yra rezultatyviausias krepšininkas ir dabar po jo 2 baudos metimų kauniečiai vėl priekyje 2 taškais. Ir dabar ginasi nuo italų antpuolio Marko Sambugaro prieš jį Mindaugą Žukauską. Žukauskas turintis kelių centimetrų ūgio pranašumą.
Ir vėl sunkios akimirkos Vranio Arapovičiui, kuris vėl prasižengė stabdydamas labai judriai žaidžiantį Warreną Kidą. Na, be abejonės italų komandos treneriai taip pat supranta, kad tarkim Vranio Arapovičiaus silpnoji vieta yra būtent gana lėtas žaidimas ir tai būtent tai stengiasi išnaudoti dabar Warrenas Kidas. Taip, na, Italijos komandos treneris galbūt nėra labai gerai mūsų komandos žaidimą sekęs, nes jis pastaruoju metu nedirbo treneriu, tai yra Franco Casalini, kuris 20 metų treniravo įvairias Milano klubo komandas, bet pastaruoju metu jis dirbo Telepių televizijos kanalo komentatoriumi ir jis tikėjosi, kad šias rungtynės visiems interviu iš kitų po rungtynių ir jas transliuos, bet jas taip atsitiko, kad kovo 20 dieną klubas nusprendė atleisti trenerių Franco Marcelletti, iki šiol dirbusi su komanda, ir nusprendė vienam mėnesiui paimti šitą trenerį. Nu, kaip galvojate, tarkim, ar patekimas į Europos finalą, tai jau reiškia, kad jisai turi ir kitų metų kontraktą, kaip jūs galvojate? Vis tik tokia sėkmė atėjus. Ne, jokių būdų, jis net nesiruošia, man teko vakar su juo kalbėtis, jis sakė, kad tai jis savo planų neįsivaizduoja su šia komanda, o taip pat į komandą ruošiasi grįžti iš Denver Nuggets Maikas D'Antoni, tai nėra dar tikras faktas, bet tokie planai yra. Ir bet kuriuo atveju, ar tai bus Maikas D'Antoni, ar bus kitas treneris Franco Casalini, kitą sezoną tikrai netreniruos komandas. Jis gelbsti komandą sunkioje situacijoje, vadovaudamas likusiuose 3-4 rungtynėse. Nu, dabar minutės per traukėlę, Žalgiris vėl po 2 atakų priekyje, 27-23, lieka 6 minutės ir 58 sekundės. Grįžtame į aikštelę, ką tik prieš kelias sekundės buvo grąžintas kamuolys ir vėl su kamuoliu Italijos Stefanel komanda, kuri dabar atsilieka 4 taškais nuo kauniečių. Kauniečiai ginasi nuo Karlo Bailey metimo ir tai pavyksta padaryti į aikštelę, ką tik įėjusiam Aurelijui Žukauskui, atkovoja kamuolį grumdamasis su savo varžovu Davide Cantarello ir su kamuoliu vėl Mindaugas Žukauskas prieš jį Flavio Portaluppi ir iškart prasižengė šis krepšininkas, na, beje, apie pražangas. 3 pražangas varžovų komandoje surinkęs yra Fernando Gentili. Tai yra teigiamas faktas, tiksliau sakant, gera naujiena. Bloga naujiena yra ta, kad 3 pražangas lygiai tiek pat turi ir Saulius Štombergas, kuris štai dabar yra keičiamas. Nuo Saulius Štombergas Žalgiriui yra pelnęs 14 taškų šios rungtynėse, tai yra daugiau negu 50% ir dabar jam sėdus ant atsarginių žaidėjų suolelio kažkas kitas turėtų pelnyti tuos taip reikalingus taškus šios rungtynėse. Dabar tai daro Mindaugas Žukauskas, baudos metimų didindamas skirtumą iki 5 taškų ir dar vienas šansas, dar galimybė šiek tiek nutolti nuo italų. Šį kartą netaiklus atkovoja kamuolį Masiulis ir jį išsaugo žalgiriečiai savo rankose. Na, šiandien po varžovų krepšių Žalgiris keletą kartų jau blykstelėjo, pasižymėjo ir Virginijus Praškevičius ir štai Tomas Masiulis, kuris vėl pademonstravo tą labai svarbią savybę, tai yra nuojauta, kur atšoks kamuolys, o štai dabar nepataiko Inisas Uotli, tačiau kamuolį vėl po varžovų krepšių sugriebė Aurelijus Žukauskas, matyt tam tikras netikėtumo faktorius pasitraukus Vranio Arapovičiui. Taip, italai nesitikė, kad Žalgiris keistų Arapovičių tokią situaciją, jie mažiau pažįsta Aurelijų Žukauską, jų įsitikinimu Aurelijus Žukauskas per klaidą buvo kviestas į NBA, kad tai NBA skautai galvojo, kad tai yra Žydrūnas Ilgauskas ir jie apie Žukauską turi mažai informacijos ir įsivaizduoja, kad jis nėra pavojingas, tačiau anaip tol taip nėra, kaip matom. Ir kaip tik tas faktorius gali atsisukti prieš juos. Tuo labiau, kad šias rungtynės stebi daug skautų ir agentų žaidėjų, tarp jų ir mūsų žaidėjų agentas daugelio žaidėjų Luciano Capicchione atvykęs į šias rungtynės ir tokios rungtynės yra daugelio žaidėjų kaip tik puikiai proga pademonstruoti savo sugebėjimus, taigi aš manau, kad visi šitie žaidėjai, kurie aikštelėje, jie stengsis parodyti maksimumą, ką jie sugeba. Nu, štai dabar praranda kamuolį žalgiriečiai, grįžta į gynybą. Kauno krepšininkai 28-23, nepavyko 3 kartus iš eilės įmesti baudos metimų kauniečiams, tad skirtumas vėl išlieka tik 5 taškai. Ir lieka 5 minutės ir 35 sekundės iki pirmųjų šių rungtynių kėlinio pabaigos ir kamuolys jau buvo palikęs aikštelę, kuomet dar bandė didvyriškomis pastangomis pasiaukojimai įgrąžinti į aikštelę Flavio Portaluppi, tačiau kamuolys dabar jau Iniso Uotli rankose. Na, kaip ir Žalgiris išjungia Gentilę, taip kol kas ganėtinai sėkmingai yra dengiamas ir Inisas Uotli.
Beje, Inisas Uotley ir Charles Bailey yra rungtyniavę kartu, jie vienas kitą gerai pažįsta ir šiandien net Bailey praleido pusryčius, besišnekučiuodamas su Inisu Uotley susitikęs į valgyklą ir paskui turėjo vykti treniruotę. Na kągi, pažiūrėsim, ar tai teigiamos įtakos turės šiandien Žalgirio komanda ir ar turės neigiamos įtakos Bailey žaidimui, kol kas su kamuoliu jis ir vėl priverčia prasižengti Tomą Masiulį, kuriam dengti štai šį krepšininką yra nepaprastai sunku. Charles Bailey yra ir aukštesnis ir matyt fiziškai pajėgesnis ir be abejonės yra daug labiau patyręs krepšininkas, praleidęs daugybę, sakyčiau, sėkmingų sezonų NBA lygoje. Bet Tomo Masiulio žaidimas prieš Charles Bailey galbūt yra prasmingesnis negu Franio Rapadžius, nes Tomas Masiulis yra kur kas judresnis už Franio Rapadžius ir šitą situaciją galbūt tai ir pasiteisina. Na ir kol kas pataiko baudos metimus Charles Bailey, dar vienas jo bandymas ir Žalgiris dabar pirmauja kol kas 4 taškais ir šis skirtumas nemažėja, kadangi neįmeta baudos metimo varžovai, o Žalgiris atkovoja kamuolį. Inisas Uotley ties 3-taškio liniją, perdavimas Dainiui Adomaičiui, Aurelijus Žukauskas. Gražus prasiveržimas ir 2 taškai Aurelijus Žukauskas. Na, jeigu, tarkim, italai įdėmiau stebėtų Žalgirio komandos šią centro puolėjo žaidimą, jie be abejonės būtų galbūt pasiruošę, kadangi tai yra vos ne firminis Žukausko metimas. Tačiau manau, kad italam tai yra taip pat ganėtinai naujas epizodas ir naujas žaidėjas, kurį dar jie turės perkasti šios dienos rungtynėse. Portalupė metimas iš sunkios padėties ir vėl kamuolį atkovoja žalgiriečiai. Atrodo, jie pastaruoju metu vėl sugebėjo susigrąžinti savo tą, nors ir nedidelę, tačiau iniciatyvą šios dienos rungtynėse. 30-24 Europos taurės finale jie pirmauja prieš Milano Stefanel komandą. Lieka žaisti 4 minutės ir 14 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Mindaugas Žukauskas po krepšiu. Jo metimą be pražangų blokuoja varžovai ir kamuolį išsaugo žalgiriečių varžovai, o dar be to puolime prasižengia. Grumdamasis dėl kamuolio Tomas Masiulis ir dabar jau atrodo bus metami 2 baudos metimai, kadangi kamuolį savo rankose italai jau turėjo. Vėl keitimas, vietoj Davide Cantarello į aikštelę grįžta Vorenas Kidas, 2,5 cm ūgio krepšininkas, o prie baudų metimo linijos Serdžanas Jovanovičius, tas krepšininkas, apie kurį taip pat nemažai buvo kalbėti, ar ne? Jis... Taip, italams labai sunku ištarti vardą, Serdžanas, jie jį vadina Sergio Jovanovičius ir jis turi kitą pavardę, Karageorgijų, kadangi jis yra gavęs Graikijos pilietybę ir Stefanel komandoje žaidžia kaip komunitaras. Tai yra pagal Bosmano taisyklę tiems žaidėjams, kurie priklauso Europos bendrijai, turi teisę žaisti ne kaip užsieniečiai. Na dabar jis prameta vieną baudos metimą, 30-25, Žalgiris pirmauja 5 taškais šios dienos rungtynėse. Iki kėlinio pabaigos lieka jau 3 minutės ir 50 sekundžių. Ir sužingsniuoja Aurelijus Žukauskas, nepaisant to, jog išmušė jam kamuolį iš rankų Serdžanas Jovanovičius, tačiau kamuolys dabar jau italų krepšininkų rankose ir būtent šis žaidėjas, 7 numeris, pereina į Žalgirio aikštelės pusę. 3 minutės ir 40 sekundžių ir prasižengia dabar Inisas Uotley, 6 numeris. Keitimas Žalgirio komandoje, vėl į aikštelę grįžta Virginijus Praškevičius, jis keičia Tomą Masiulį. Inisui Uotley tai antroji asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse ir dabar vėl Serdžanas Jovanovičius stos prie baudų metimo linijos, kol kas jis 2 baudas metė, 1 pataikė. Ir dabar gali vėl sumažinti Žalgirio komandos persvarą šis krepšininkas. Taiklus jo metimas, pirmasis metimas ir dar vienas bandymas. Na, matau, Jonas Kazlauskas netrukus į aikštelę įleis ir Taurą Stumbrį, kuris galbūt pakeis Inisą Uotley, 6 Žalgirio komandos numerį, kuriam taip pat reikia pailsėti, kol kas Inisas Uotley žaidžia be keitimų šios dienos rungtynėse. Ir štai dabar varžovai vėl priartėja prie kauniečių, Žalgirio persvara 3 taškai, 30-27. Virginijus Praškevičius, Dainis Adomaitis, jo metimas iš sunkios padėties netaiklus ir kamuolį vėl atkovoja. Po savo krepšiu dabar sėkmingai sužaidė Italijos komandos krepšininkai. Ir Vorenas Kidas stabteli, perdavimas Flavio Portalupį, kuris meta visiškai laisvas ir nepataiko, tačiau pats atkovoja kamuolį, pasinaudodamas tuo, jog niekas iš žalgiriečių dabar nesugebėjo laimėti 2 kovos dėl šio gana toli atsokusio kamuolio. Vėl Serdžanas Jovanovičius, dar vienas jo prasiveržimas ir dar 2 taškai. Matyt, pajuto, tarkim, kad ir Inisas Uotley gynyboje nėra jau toks neįveikiamas varžovas. Šiuo metu ne tik Inisas Uotley, aš manau, kad Žalgirio gretose yra tam tikras pakrikimas kaip tik šiomis minutėmis ir komandai dėrėtų sustyguoti truputį savo žaidimą, nes antraip, jeigu milaniečiai pajus savo jėgą, kad jie gali pelnyti taškus, tai paskui bus sunku juos sustabdyti. Ir štai dabar vėl italų krepšininkai, dar viena greita kontrataka ir dabar jau priverstas pažeisti taisyklės Dainis Adomaitis. Dar viena Žalgirio komandos pražanga ir dabar prie baudų metimo linijos stos varžovų komandos krepšininkas.
ir mes 2 baudos metimus. Gali persverti rezultatą savo naudai italai vėl po gan ilgos pertraukos. Vietoj Iniso Uotli, kaip ir tikėjomės, aikštelėje pasirodo Tauras Stumbrys. Pirmą kartą jis įeina į aikštelę šios rungtynėse ir dabar baudą meta. Inis Uotli labai gerai vadovauja komandai, leidžia atsiskleisti kitiems žaidėjams, bet amžius daro savo ir jam 36 metų krepšininkui sunku ilgiau žaisti aikštelėje ir pradeda tai atsiliepti ypač jo veiksmams gynyboje. Jis dažnai nesugeba uždengti savo dengiamųjų žaidėjų. Na, dabar pataiko baudos metimą vieną iš 2 Masimo Ruggeri ir skirtumas vėl, rezultatas vėl lygus, 30-30. Na, galbūt Tauras Stumbrys, kuris taip pat nėra labai daug žaidė Žalgirio komandoje, gali taip pat tapti tamsiuoju arkliuku. Taip, gali būti tamsiuoju arkliuku, tai teisybė. Kaip tik prieš šias rungtynės, aš manau, tai, kad nerungtyniauja irgi Darius Maskuliūnas, kurio tikėjosi ir prieš kurį kovoti rengėsi italai. Yra tam tikras staigmena italams, o taip pat Tauras Stumbrys, kuris mažai yra rungtyniavęs. Gali būti to tamsiuoju arkliuku, nes Tauras sugeba labai sėkmingai rungtyniauti, mes žinom visą eilę rungtynių prieš Madrido Realą, kada jis yra puikiai sužaidęs. Jis yra pilnai pajėgus tai padaryti. Na, dabar Aurelijus Žukauskas, stabdydamas varžovą, šiek tiek persistengia, liečia Voreno Kido ranką, tada dabar Vorenas Kidas mes baudos metimus, o prieš tai po sėkmingo Žalgirio atakos po dar vieno tolimo tritaškio metimo, Žalgiris vėl išsiveržia į priekį 33-30. Ir dabar prie baudų metimo linijos Vorenas Kidas 2 metrai 5 centimetrai ir vėl taiklus baudos metimas. Taip, šiandien jis stebina, iš tikrųjų, 100%. Ir nemaloniai stebina. Nemaloniai mus stebina, taip. Ir antrasis metimas, ilgai ruošiasi šiam metimui ir vėl taiklus Vorenas Kidas. Nepanašus į save šiandien šitą požiūrį. Ir būtent po jo dar iš eilės 2 taiklių baudos metimų Žalgirio persvarvaus vėl vos tik vienas taškas, 33-32. Lieka minutė 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Tauras Stumbrys su kamoliu. Nesiryžo perduoti kamolio Dainiui Adomaičiui. Mindaugo Žukausko gražus prasiveržimas atmeta ties tritaškio liniją, tačiau čia jau visi žalgiriečiai yra išgaudyti ir jau yra atsidūrę kibiuose italų gynybos gniaužtuose. Na štai Aurelijus Žukauskas. Jo taiklus metimas. Labai reikia štai tokių sėkmingų tolimų metimų pabandyti ištraukti varžovo aukštaūgius arčiau iš po savo krepšio, ištraukti juos į tolimesnės aikštelės prieigas, kad tuomet galėtų pasireikšti ir mūsų gynėjai, ypač prasiverždami pro savo varžovus, juolab, kad tarkim, kai kurie italų krepšininkai, ypač gynėjai, jau turi surinkę po kelias pražangas ir nebegali rungtyniauti taip aktyviai gynyboje. Torlas Daily. Vėl Jovanovičius su kamoliu prieš šį Tauras Stumbrys. Ir štai Jovanovičiaus žaidimo stilius jau aiškus. Kelintą kartą iš eilės šis krepšininkas puikiai sugeba sužaisti vienas prieš vieną. Štai dabar atrodo prasižengia Mindaugas Žukauskas, stabdydamas savo varžovą, užtverdamas jam kelią į baudos aikštelę. Jovanovičius yra būdingas Jugoslavų mokyklos atstovas. Jie paprastai nebijo, ryžtingai veržiasi link krepšio, meta atsilošę. Nebijo kontaktų su varžovu, arba patys baigia ataką, arba atmeta komandos draugams kamolį. Na, priminsiu, kad šioms rungtynėms teisėjauja ispanas Juanas Mitiana ir, jeigu neklystu, graikas Nikos Picilkas. Nikos Picilkas yra tas pats teisėjas, kuris teisėjavo rungtynėms su Avtodoru Kaune ir kuris taip pat teisėjavo toms rungtynėms Atėnuose su Jugoslavija finaliniams rungtynėms liūdnai pagarsėjams. Ir kuris buvo demaskuotas kaip FIBA bandytas po rungtynėm Kaune. Na, kol kas viskas tvarkoja po Žalgirio krepšį, po šios netaiklios varžovo atakos. Žalgiriečiai vėl turi kamuolį savo rankose. Beje, rungtynių komisaras yra Liubomiras Korleba, kuris yra vienas taip pat iš vadovaujančių asmenų FIBOje. Taip, tai yra aukštas pripažinimas šių varžybų rango ir taip pat yra atvykęs generalinės FIBA sekretorius Borasas Stankovičius. Na, štai dar kartą Dainius Adomaitis pataiko iš po krepšio, gražus prasiveržimas ir vėl skirtumas padidėja iki 5 taškų, 37-32. Artėja į pabaigą pirmasis kėlinys, lieka 30 sekundžių iki jo pabaigos. Ir su kamoliu Italijos krepšininkai, o dabar gynyboje žaisdamas prasižengia Virginijus Praškevičius, 11 numeris. Ir dar vieną minutės pertraukėlė, kurios prašo Jonas Kazlauskas, taigi 37-32 Žalgiris laimi kol kas Europos taurės finale, lieka žaisti 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Pirmas uždavinys pasiimti lentą labai gerai čia. Įeikite anksčiau į 3 sekundžių zoną. Supratot? Tie, kurie stovit po krepšių. Toliau. Žaidžiam iki galo.
Žalgiris ir toliau bus priekyje, kadangi dabar žalgiriečiai pirmauja jau 4 taškų skirtumų ir lieka žaisti dar 25 sekundės iki šio kėlinio pabaigos. Ir dar vienas Jovanovičiaus metimas, šį kartą netaiklus Jovanovičius ir Žukauskas atkovoja kamuolį bent jau po savo krepšio. Realiai Žukauskas kol kas sėkmingai tvarkosi, kovodamas dėl atšokusių kamuolių su varžovo aukštaūgiais. Ir vėl aikštelę grįžęs Enisas Uotliai dabar pradeda šią paskutinę turbūt Žalgirio ataką ir matyt gali būti, kad jis paskutinis ir bandys užbaigti. Paprastai Jonas Kazlauskas patikė Enisą Uotlį užbaigti paskutinę ataką. Na štai, tai atmeta kamuolį Mindaugui Žukauskui ir jo metimą blokuoja Žalgirio komandos varžovai, lieka lygiai 1 sekundė, taigi dar nedideli šansai Žalgiriui užbaigti sėkmingai šį pirmąjį kėlinį taiklių metimų, tačiau tam žalgiriečiams lieka tik 1 sekundė, laiko užtenka tik pagauti kamuolį ir iš karto išmesti jį į krepšį. Enisas Uotliai. Perdavimas Mindaugui Žukauskui, Žukausko metimas šiek tiek netaikliai, baigėsi pirmasis Europos taurės finalo kėlinys ir jį kol kas galima sakyti laimi žalgiriečiai 37-33, įgydami 4 taškų persvarą po pirmųjų 20 minučių kovos. Antrasis kėlinys čia Belgrade, kur žaidžiamos Europos taurės finalo rungtynės ir ką tik prieš 15 sekundžių Enisas Uotliai pelnė pirmosios 2 taškų Žalgirio komandai antrajame kėlinyje ir padidino persvarą iki 6 taškų 39-33. Na ir Arūnai, stebint statistinį protokolą, nagrinėjant tuos skaičius, kurie paaiškėjo po pirmojo kėlinio, kas svarbiausia yra, dėl ko Žalgiriui pavyko vis tik laimėti kėlinį 4 taškų skirtumu? Na, pagrindinis skirtumas stebint abiejų komandų rodiklius, tai yra tame, kad žalgiriečiai kovojo sėkmingiau dėl atšokusių kamuolių, jie atkovojo 19 kamuolių, tuo tarpu jų varžovai 9 kamuolius. Taip pat žalgiriečiai kur kas taikliau atakavo iš 2 taškų zonos, pataikydami 52% savo metimo, tuo tarpu Milano krepšininkai 35% metimo. O ir tų metimų žalgiriečiai atliko daugiau, 21, tuo tarpu milaniečiai 14. Tai ir davė tokį juntamesnį skirtumą. Kas iš neigiamesnių pusių galima būtų pastebėti tai, kad milaniečiai nors atkovojo nedaug kamuolių, tačiau pusė jų atkovojo po žalgiriečių krepšiu. Tai yra mūsų gynybai reikia didesnį dėmesį skirti atsitveriant nuo aukšto ūgio žaidėjų, nuo Kido ir Beilį. Taip pat baudų metimų milaniečiai yra metę kur kas daugiau, 25, mūsiškiai 13. Tai irgi yra tam tikra problema. Nu štai dabar jau problemos po varžovų krepšiu. Enisas Uotliai perėmęs kamuolį, bet didesnio vargo pelno 2 taškus į Žalgirio komandai ir padidina skirtumą iki 8 taškų. 41-33 Žalgirio komandos spurtas antrajame kėlinyje ir žalgiriečiai iki 8 taškų persvarą. Tai didžiausias pranašumas kol kas šios rungtynėse buvo iki šio metimo, kadangi pataiko 15 numeris Terlas Beiliai. Dar pražanga yra skiriama Žalgirio komandos krepšininkui ir dabar Terlas Beiliai dar stoja prie baudų metimo linijos. Viena bauda į Žalgirio komandos krepšį ir skirtumas vėl mažėja. Na, pažiūrėsime, kaipgi bauda met Terlas Beiliai. Ir taiklus jo baudos metimas. Šiandien italai taip pat taikliai meta baudos metimus, bent jau tie, kuriems, na, iš kurių tikėjomės, kad jie nemes taip taikliai. Štai pataikė ir Warrenas Akidas 4 kartus iš eilės ir štai dabar įmeta ir Terlas Beiliai ir po jo metimo skirtumas vėl tik 5 taškai. Vis dar pirmauja Žalgiris, Vranio Arapovičius, Dainius Adomaitis, laisvas iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir kamuolį atkovoja po savo krepšiu Italijos krepšininkai. Fernando Gentile su kamuoliu, prieš jį vėl Enisas Uotliai. Gentiliai užtvarą statojo komandos draugas Beiliai, štai perdavimas Beiliai ir perima kamuolį Vranio Arapovičius, sėkmingai nutraukė šią varžovo ataką ir išgelbėjo Žalgirį nuo ganėtinai didelių nemalonumų. Saulius Štombergas, jo prasiveržimas ir 2 taškai, nors ant grindų guli Terlas Beiliai, tačiau teisėjai rodo, jog nieko nebuvo, galima žaisti toliau ir Saulius Štombergas vėl didina skirtumą iki 7 taškų, 43-36. Pirmauja Kauno Žalgiris, kovodamas šiandien dėl Europos taurės, kurios nepavyko laimėti prieš 12 metų. Ir štai dabar po 12 metų pertraukos Kauno Žalgiris, jau naujoji Kauno Žalgirio karta, gali tai padaryti, parvežti bent vieną iš 3 svarbiausių Europos trofėjų į Lietuvą. Na, čia turbūt ir tinka ta lietuviška patarlė, kad 3 kartas nemeluoja. Nors tiesą sakant, italai turi kitokią patarlę. Non čia 2 senza 3. Kas įvyko 2 kartus, įvyksta ir 3 kartą. Bet tikėsimės, kad šito atveju galios lietuviška patarlė.
Taigi šiandien ne tik dviejų komandų, tačiau ir dviejų, sakyčiau, filosofinių požiūrių į gyvenimo susidūrimas. Ir kol kas žalgiriečiai sėkmingai rodinėja savo tiesas, pirmaudami 7 taškų skirtumų. Tiesa, dabar jie ginasi ir pavyksta apsiginti nuo labai pavojingos atakos. Inisas Uotliai, 4-3. Uotliai pats prasiveržia, pats meta, pats pataiko ir pats padidina skirtumą iki 9 taškų. 45-36. Teisėjai stabdo rungtynės ir minutės pertraukėlės. Dabar jau priverstas yra prašyti Franco Casalinį, italų komandos vyriausiasis treneris, kadangi žalgiriečių spurtas dabar padidina skirtumą iki 9 taškų. Neatrodo, vis tik minutės pertraukėlės nėra. Žalgiriečiai priversti įsirikiuoti gynyboje, nespėja paskui Flavio Portalupį, tačiau viskas pasibaigė sėkmingai Kauno krepšininkams. Ir dabar pražanga yra baudžiamas už tai, kad patiesė Arapovičių 12 numeris Vorenas Kidas. Dar viena asmeninė jo pražanga ir tai yra berods antroji Stefanel pražanga šios dienos rungtynėse. Štai draugiški apsikabinimai, Stefanel žaidėjas Kidas ir Vranio Arapovičius. Tuo tarpu Jonas Kazlauskas dar keletas patarimų labai sėkmingai antrajame kėlinyje žaidėtiems žalgiriečiams. 9 taškais pirmauja Kauno Žalgiris. Na, psichologinis aspektas ir psichologinė nuotaika turi labai didelės įtakos italų žaidimui, tarkim. Ar tai, kad Žalgiriui pavyko padidinti skirtumą, gali sutrikdyti italų krepšininkus? Kaip jūs galvojate? Aš manau taip. Svarbu, kad Žalgiris neįkristų į duobę ir išlaikytų tokį žaidimo ritmą, nepradėtų per daug skubėti. Ir italai nėra įpratę prie tokių situacijų ir jie labiau pasimeta negu mūsų krepšininkai susitikę su tokio varžovo pasipriešinimu. Nu, ką tik 2 taškus dar pelnė ir Inisas Uotliai. Štai dabar pavyksta dar kartą apsiginti žalgiriečiams, išsaugo kamuolį Masiulį savo rankose. Žalgiris dabar pirmauja 11 taškų skirtumų. Puikia antrojo kėlinio pradžia, puikus Žalgirio orkestro koncertas antrojo kėlinio pirmosiomis minutėmis ir dabar Žalgiris pirmauja jau 11 taškų skirtumų. Čia pat praranda kamuolį ir prasižengia Dainius Adomaitis, apmaudi klaida ir dar viena nepavykusi Žalgirio ataka, tačiau tai anaiptol nėra tragedija ir žalgiriečiams dabar svarbiausia yra vėl apsiginti, ką antrajame kėlinyje jie daro labai sėkmingai. Beveik per 5 minutės italai įmetė tik 3 taškus. Kol kas italų gretose pasimetimas ir žalgiriečių persvara akivaizdi. Svarbu per daug nepradėti skubėtis, laikyti ramų žaidimą, galbūt ilgiau žaidinėti kamuolį ir manau, kad tada pergalė tikrai neištrūktų iš mūsų rankų ir trečiasis kartas nemeluotų. Nu, štai dabar Tomas Masiulis, išvengdamas didesnių nemalonumų, iš karto stabdo pražangą savo varžovą Terla Bailey, kuris jau buvo kamuolį gavęs gana pavojingoje situacijoje netoli Žalgirio krepšio. Ir štai dabar italai grąžina kamuolį aikštelę. Tai pirmoji Žalgirio komandinė pražanga antrajame kėlinyje, kuriame jau sužaista 5 minutės ir 5 sekundės. Vėl Flavio Portalupį su kamuoliu prieš jį Dainis Adomaitis. Flavio Portalupį kol kas neturėjo labai daug progų atakoms iš 3 taškų zonos šis krepšininkas. Ir vėl su kamuoliu Stefanas Žanas Jovanovičius atmeta kamuolį laisvam Sygalui, jo metimas netaiklus, grumtynės dėl kamuolio ir vėl sėkmingai ginasi žalgiriečiai. Saulius Štombergas po varžovų krepšiu iš viršaus. 49-33 Žalgiris didina persvarą iki 13 taškų. Triumfuoja čia Belgrado sporto rūmuose atvykę iš Kauno Žalgirio komandos gerbėjai. Triumfuoja turbūt ir Lietuvos krepšinio sirgaliai. Žalgiris 6-ąją antrojo kėlinio minutę padidina Europos taurės rungtynių finale persvarą iki 13 taškų. Lieka 14 minučių ir 13 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgiris ir dar kartą perima kamuolį Žalgirio komandos žaidėjai. Kol kas italų žaidimas visiškai pakrikęs antrajame kėlinyje ir kol kas tarsi sužeistas žvėris palei šoninę liniją blaškosi italų komandos treneris, taip ir nesiryždamas prašyti minutinės pertraukėlės. Inisas Uotliai su kamuoliu. Tomas Masiulis, perdavimas Sauliui Štombergui, 13 taškų persvara ir kamuolys žalgiriečių rankose. Vėl Inisas Uotliai. Perdavimas Arapovičiui po krepšiu, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Italijos komanda. Seržanas Jovanovičius, perdavimas Flavio Portalupį, šitas Terlui Bailey ir jo metimą puikiai gesina Arapovičius, tačiau čia pat komandos draugo klaida ištaiso. Vorenas Kidas dėdamas kamuolį iš viršaus. Štai tokie metimai ypač nereikalingi, jie gali vėl atstatyti italų kovinę būseną, kovinę dvasią. Nu, tikėsimės, kad tai pavienis atvejis. Na, taigi kol kas Žalgiris pirmauja 11 taškų skirtumų ir vėl su kamuoliu Inisas Uotliai. Išmuša kamuolį Jorgas Sygalas iš varžovų, iš Žalgirio komandos krepšininkų rankų ir štai dabar minutės pertraukėlės jau prašo italų komandos treneriai. Žalgiris pirmauja 11 taškų skirtumų, lieka 13 minučių ir 11 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Žiūrėkit, Dainius, kaip dabar yra. Jie sustoja aikštė 2-3. Kada jūs pradedat bėgti, jie pasiima bench. Ines, remember, G stand like so on 2-3. But like begin run, we keep players on.
ką tik buvo grąžintas kamuolys, kol kas jokių pasikeitimų, rungtynių rezultatas tas pats, 11 taškų skirtumas ir vis tvirčiau ir tvirčiau čia tribūnose jaučiasi Kauno Žalgirio komandos gerbėjai, kurių komanda kol kas pirmauja 11 taškų skirtumų, beje ta persvara kiek nutildė ir tarkim tuos serbus, kurie palaikė italus ir pačius italus ir galius. Reiktų pasakyti turbūt, kad susidomėjimas šiomis rungtynėmis yra didelis ne tik, aišku, Italijoje ir Lietuvoje, tačiau ir kitose valstybėse, ar ne, Rūnai? Taip, šias rungtynės transliuoja taip pat Kipro televizija, Graikijos, Italų Telepių, Ispanų TVE, Portugalų televizija, Rusijos NTV+, Saudo Arabijos, Jordanijos, Turkijos, Jugoslavijos televizija, o taip pat FIBA Slam, buvusios FIBA Slam laidos rengėjai daro įrašą, kurį pažadėjo išplatinti Australijoje, Kinijoje ir Pietų Amerikoje. Taigi ratas žiūrovų, kurie matys šias rungtynės, yra kur kas didesnis negu esantis čia, ar stebintis rungtynės per privačią Italijos televiziją, ar per Lietuvos nacionalinę televiziją. Na ir kol kas būtent štai šių šalių žiūrovai gali stebėti, kaip Žalgiris kol kas pirmauja prieš Italijos Stefanel komandą lemiamose rungtynėse ir štai dabar prasižengia 14 numeris Davide Cantarella, dar viena jo asmeninė pražanga ir du baudos metimai į Žalgirio varžovų krepšį. Tai padarys dabar Saulius Štombergas, rezultatyviausias Žalgirio komandos krepšininkas pirmajame kėlinyje, pelnęs 14 taškų savo komandai. Štai dabar jis gali padidinti persvarą dar 2 taškais. Lieka 12 minučių ir 15 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Ir atrodo, kad antrajame kėlinyje Žalgiris vis tik pribloškia savo varžovus, kurie kol kas taip ir neranda tinkamo atsakymo. Taip, ir šį komandą, kaip aš ir sakiau pradžioje, ji nėra labai motyvuota, kadangi tai yra paskutinės sezono rungtynės, dauguma žaidėjų šioje komandoje neliks, jie neturi stimulo, jiems nepažadėta nei premija, niekas, taip sakant, šios rungtynės didelės labai reikšmės nevadina. Jeigu jiems pavyks laimės, be abejo būtų laimingi, bet sunkioj kovoje išplėšti pergalę jie per daug nėra nusiteikę. Skirtingai turbūt nuo Žalgirio krepšininkų, kurie kol kas šios rungtynėse demonstruoja puikų žaidimą. Štai vėl atkovoja kamuolį Saulius Štombergas, lieka 11 minučių ir 50 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Žalgiris pirmauja 13 taškų persvarą šiose finalinėse Europos taurės rungtynėse. Rungtynių nugalėtojas gauna tą gražuolę taurę, kuri stovi štai dabar ant iškilmingos, ant gražios pakylos. Kol kas iki šios taurės įteikimo dar mažiausiai 11 minučių ir 30 sekundžių atkaklios kovos. Nepavyksta Žalgiriui dar viena ataka ir su kamuoliu vėl italų krepšininkai, kurie vis greičiau ir greičiau stengiasi pereiti į Žalgirio pusę ir tai yra suprantama. Dabar jau laikas tampa kauniečių sąjungininku. Flavio Portalupis jį stebi. Inisas Uotley. Flavio Portalupis nubėga į kairį kraštą, tarpu Tarlas Bailey turi kamuolį. Flavio Portalupis metimas iš 3 taškų zonos, netaiklus, vis tik iš sudėtingos situacijos, dabar buvo priverstas mesti, suspėjo, paskui į Inisas Uotley ir štai dabar jis turi kamuolį savo rankose. Atakai lieka dar 18 sekundžių ir žalgiriečiai be abejonės neskuba, būtent tokia dabar taktika jų ir turėtų būti, jeigu išsilaikytų toks rezultatas ir būtent taip tikėkime žais Kauno Žalgirio krepšininkai. Be abejonės labai subrendusi komanda, turbūt ypač per šį Europos turnyrą, subrendusi kaip kolektyvas. Be abejo, ir tai yra labai reikalinga, nes kitą metą rungtyniaujant Eurolygai, varžybų lygis bus visai kitas ir reikalingas kitoks mentalitetas, sugebėti žaisti ir rungtynėse, kuriuose lengvas, kur galima daug bėgti ir greit mesti, rungtynėse, kuriuose sunkios, kuriuose kiekvieną tašką reikia išplėsti sunkioj kovoje, keisti taktiką, keisti gynybos sistemas. Tai yra puikiai treniruotė prieš kitų metų Eurolygą. Ir manysim, kad Žalgiris pateko į Eurolygą ne vieniems metams. Dar tikėkime, kad jie tai dar kartą įrodys ir šios rungtynėse, nugalėdami varžovus ir iškovodami taurę. Dabar jie pirmauja 13 taškų skirtumą. Adomaitis 15 taškų persvarą po Adomaičio metimo. 53-38, lieka 10 minučių ir 25 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Su kamuoliu dabar Fernando Gentile, kurį šiandien, galima sakyti, iš esmės aklinai uždarė Žalgirio komandos gynybą. Vienintelė problema, kurią kol kas turėjo žalgiriečiai, tai yra labai sėkmingas, ganėtinai sėkmingas Tarla Bailey ir Warreno Kido žaidimas, tačiau kurį laiką jau ir šie krepšininkai yra ganėtinai prislopinti. Štai dabar Gentilės prasiveržimas, nepataiko net iš tokios situacijos šis gynėjas, o kovodamas dėl kamuolio prasižengia Vranijo Arapovičius, Žalgirio komandos centro puolėjas. Tai trečioji asmeninė pražanga ir iškart du žaidėjus keičia Franko Kazalinį. Į aikštelę grįžta Marko Sambugaro ir Serdžanas Jovanovičius. Ir keisime Žalgirio komandoje į aikštelę įeina ir Mindaugas Žukauskas, kuris leidžia pailsėti šiek tiek Sauliui Štombergui, šiandien ir antrajame kėlinyje rungtyniaujančiam labai sėkmingai. Taigi su kamuoliu vėl varžovai.
Tarla Bailey, ryžtingas prasiveržimas, metimas netaiklus ir su kamuoliu vėl Vranio Arapovičius, perdavimas Inisui Uotlį, yra šansas greitai kontratakai, perdavimas Masiuliui, netaiklus metimas ir gal kiek pergudravo dabar ir save ir varžovus. Tomas Masiulis metė iš sunkios padėties, nenusileisdamas ant žemės ir čia pat italų komandos gynėjo Fernando Gentilės atsakymas. Dar 2 taškai, 53-40, skirtumas sumažėja iki 13 taškų, tačiau mažėja ir laiko, kurio lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 9 minutės ir 30 sekundžių iki antrojo kėlinio finalinės sirenos. Kol kas su kamuoliu Žalgiris, Dainis Adomaitis. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Perdavimas Inisui Uotlį, prieš jį Fernando Gentilė. Perdavimas Arapovičiui. Arapovičius 4 sekundės atakai. Reikia mesti. Adomaičio metimas iš sunkios padėties, netaiklus ir kamuolį atkovoja italai. 9 sėkmingos pastarosios Žalgirio komandos atakos, nors prieš tai vykusios atakos metu situacija ir buvo gana dėkinga, tačiau čia pat perima kamuolį Masiulis, atimdamas jį iš savo varžovo ir pameta kamuolį Inisas Uotlį. Apmaudžios klaidos Žalgirio komandos, 3 kartą iš eilės nesugeba panaudoti šią situaciją. Pasinaudoti šią situaciją ir minutės pertraukėlės iškart prašo Jonas Kazlauskas. Lieka 9 minutės ir 2 sekundės, 53-40, kol kas priekyje Žalgiris. Taigi baigėsi minutės pertraukėlė, grįžta į aikštelę ir Žalgirio ir italų komandos penketukas. Čia Belgrade kol kas puikios nuotaikos. Žalgiris pirmauja 13 taškų skirtumu, 53-40. Tai Europos taurės finalas ir nugalėtojas tampa Europos taurės laimėtojai. Gentilės metimas netaiklus, iš 3 taškų zonos nepataiko italai ir sakyčiau, kad tarkim štai šie paskutiniai keletas metimų iš 3 taškų zonos buvo labai svarbus, galintis pakreipti įvykius. Ar kitą linkme, kaip jūs galvojat? Taip, be abejo, jeigu italai būtų jos pataikę, galėjo žaidimo vaga pasikeisti, jie įgautų didesnį pasitikėjimą, bet tai antra vertus rodo tam tikrą tokią desperatišką situaciją, kadangi tie metimai yra gan skuboti, siekiama laimės, gal pavyks. Tai jau nėra rimto žaidimo pasiekia, kada sudaroma situacija, kada yra galimybė atkovoti neįmetus, o metama pirmai progai pasitaikius. Tai rodo tam tikrą pakrikimą komandos ir kad jie pradeda susitaikyti su pralaimėjimu, aš manyčiau. Galbūt aš ir klystu, bet kol kas jau žaidime nesijaučia tokio noro realizuoti persilaužimą. Na štai dabar vėl pataiko varžovų komandos aukštaūgis Tarlas Bailey, kuris pelnė jau 14 taškų savo komandai. Štai jūs savo ekranuose matėte ir dar keletą ypač pasiruošus šiems rungtynėms Žalgirio komandos fanų, Žalgirio komandos sirgalių, kurie atvyko čia įvairiais įmanomais būdais ir autobusu, ir automobiliais, ir lėktuvais. Kol kas 11 taškų skirtumų pirmauja Žalgiris, 53-42. 7 minutės ir 50 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Inisas Uotlį. Mindaugas Žukauskas. Perdavimas Sauliui Štombergui. Ir fantastiškas Sauliaus Štombergo metimas. Matote, kaip triumfuoja pats Žalgirio komandos krepšininkas. Tarsi apmerė akimirkai visi žalgiriečiai, laukdami į kurią pusę pasvirs kamuolys, kuris ganėtinai ilgai šokinėjo ant lanko. 2 taškai ir pražanga. Saulius Štombergas vėl po gan ilgos pertraukos pelno taškus Kauno Žalgiriui, prideda ir dar vieną baudos metimą. Ir atrodo, jau žalgiriečių žaidime galbūt dabar tikėkime atsiras tas savim pasitikėjimas, nugalėtojų pasitikėjimas, kadangi iki rungtynių pabaigos lieka 7 minutės ir 35 sekundės. Žalgiris pirmauja 14 taškų skirtumu. Ir dabar italai vis dažniau ir dažniau bus priversti skubėti, o tai savo ruoštų, aišku, gali palengvinti darbą Kauno žalgiriečiams. Netaiklus metimas, Arapovičius atkovoja kamuolį, vėl su kamuoliu Kauno žalgiriečiai. Iki Europos taurės finalo antrojo kėlinio pabaigos dabar jau lieka 7 minutės ir 10 sekundžių. Ir žalgiriečiai dabar matyti stebi, kaip lėtai, kankinamai lėtai slenka laikas. Išsaugo kamuolį Štombergas savo rankose ir dar kartą priverčia prasižengti varžovų krepšininką. Saulius Štombergas yra tas žmogus, kurio šiandien negali sustabdyti Italijos krepšininkai. Buvo kuriam laiku jie uždengė keletą minučių Saulių pirmajame kėlinyje, keletą kartų jiems pavyko jį sustabdyti ir antrajame, tačiau apskritai šiandien Saulius Štombergas drasko Italijos komandos gynybą ir veržliais prasiveržimais ir, aišku, sėkmingų žaidimų baudos aikštelėje. Vietoj Vranio Arapovičiaus dabar grįžta į aikštelę Aurelijus Žukauskas, o prie baudos metimų linijos Saulius Štombergas. Taiklus jo baudos metimas 57-42, 15 taškų skirtumas. Ir antrasis bandymas.
Taip pat taiklus Saulius Štombergas, dar 2 taškai jo sąskaitoje ir dabar italų padėtis jau tampa po truputį katastrofiška. 16 taškų skirtumas ir tik 7 minutės. Jiems lieka, kad dar pabandytų kažką pakeisti Žalgirio komandos varžovai. Be abejonės žalgiriečiai tam priešinsis visomis išgalėmis, štai pavyzdžiui tokiamis kaip Aurelijaus Žukausko blokai, kuriuo jisai apdovanoja ką tik aikštelėje pasirodžiusį Matijas Salstromą, 2,7 m ūgio krepšininką. Kaip jūs galvojat, ką reiškia, tarkim, šio žaidėjo pasirodymas aikštelėje? Šis žaidėjas mažai žaidžia Milano Stefanel komandai ir aš manau, kad tai didesnės reikšmės neturi. Paprasčiausiai jo treneris manevruoja sudėtim, bandydamas galbūt pavyks atrasti kažkokį tą žaidėją, kuris šitose rungtynėse sužaistų sėkmingai, kadangi pagrindiniai komandos lyderiai šiandien nieko ypatingo nedemonstruoja. Išskyrus galbūt amerikiečių žaidimas kiek geresnis yra, bet italų žaidėjai kol kas to žaidimo, kurie yra pratę, nedemonstruoja. Na štai dabar pataiko iš 3 taškų zonos Marko Sambugaro, vienas iš tokių retesnių prasiveržimų atakų italų komandos atakose šios dienos rungtynių antrajame kėlinyje. Ir tai, jeigu neklystu, yra pirmasis tritaškis antrajame kėlinyje iš visų bandymų. Ir jis sumažina skirtumą iki 15 taškų, lieka 5 minutės 50 sekundžių. Aurelijus Žukauskas, perdavimas Mindaugui Žukauskui, šis Masiulis arčiau krepšio. Ir Aurelijus Žukauskas, dar vienas metimas, šį kartą netaiklus ir grumtynės dėl kamuolio prasižengia Tomas Masiulis. Lieka 5 minutės ir 44 sekundės. Tai tik 5. Žalgirio komandinė pražanga šios dienos rungtynėse. Ir minutės pertraukėlės dabar prašo italų komandos treneris Franco Kazalinis. 60-45 pirmauja Žalgiris, tik 5 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. 1-3-1 with double team. Raddoppi, Max, Warren, Third, Marco, Nando. Raddoppiare qui e qua, ok? E raddoppiare qui. Tocchiamo le palle, touch all the balls and all the rebounds. Rebound. Jūs 3 įsitaisinėsit. You remember, like this. Nesustokit žaiskit savo žaidimą. Taigi ką tik baigėsi minutės pertraukėlė ir dabar kamuolį į aikštelę grąžina Kauno Žalgirio krepšininkai, Inisas Uotliai, 15 taškų skirtumų pirmauja kauniečiai ir štai italai, kaip ir buvo galima spėti, dabar bando spausti Kauno Žalgirio krepšininkus po visą aikštelę. Saulius Štombergas, Uotliai laisvas nuo baudų metimo linijos, šaltakraujiškai pataiko dar vieną metimą Inisas Uotliai ir vėl priartina Žalgirį prie išsvajotojo tikslo, prie Europos taurės. 62-45 prasižengia dabar gynyboje Aurelijus Žukauskas ir prie baudų metimų linijos dabar stos 5 numeris Fernando Gentile. Pergalė šiose rungtynėse žalgiriečiams atneštų ne tik tai pirmąją pergalę Europos taurių turnyruose, bet taip pat žalgiriečius pakeltų į Europos elitą klubinių krepšinio komandų, kadangi šiais metais pirmą kartą FIBA pradeda vesti komandų rankingą ne tik nacionalinių federacijų, bet taip pat ir atskirų klubinių komandų. Ir šiuo metu mūsų skaičiavimu žalgiriečiai po šios pergalės būtų 5. Europos komanda po Olympiakoso, Barcelonos, Panathinaikoso ir Realo. Žinoma, dar kitą savaitę vyks Final Four varžybos Barcelonoje ir po jų padėtis gali pasikeisti. Žalgiriečiai galėtų keletą vietų smuktelėti žemyn, bet jie pirmajame 10-uke bet kuriuo atveju išliktų. Ir tai yra didžiulis pasiekimas komandai, kuri dar nėra žaidusi Eurolygoje, kad ji jau yra Europos klubinių krepšinio komandų elite. Pirmajame 10-uke tikrai bus pirmajame 10-uke, jeigu laimės šią pergalę. Na ir tikėkime, kad būtent taip ir atsitiks. Kol kas lieka 4 minutės ir 50 sekundžių italų krepšininkams. Tai paskutinės minutės, paskutinieji bandymai kažką pakeisti šios dienos dvikovoje ir dabar prasižengia Mindaugas Žukauskas, tačiau tai viso labo yra tik 7. komandinė Žalgirio pražanga. Keitimas žalgiriečių ekipoje, kol kas 15 taškų skirtumų pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir 4 minutės 45 sekundės iki finalinės antrojo kėlinio sirenos, 62-47. Ir su kamuoliu dabar vėl Terlas Bailey, po krepšiu meta per Virginijų Praškevičių, netaiklus metimas, Warrenas Kitas atkovoja šį kamuolį ir jo metimas netaiklus ir su kamuoliu dabar Inisas Uotliai šiek tiek ramiau, jau žalgiriečiai turi į savo rankose, Inisas Uotliai pereina į varžovo aikštelės pusę.
palaukia, kol dabar išsirikiuoja komandos draugai. Ir štai Dainius Adomaitis, perdavimas Virginijui Praškevičiui, perdavimas po krepšiu Sauliui Štombergui. Du žaidėjai iš karto res, Saulius Štombergas vėl atakos smaigalyje, vėl jam per rankas, o gal atrodo ir per galvą kerta į dengia italų krepšininkai. Štai Saulius Štombergas dabar susijėmęs už galvos, matyt, ganėtinai stipriai trinktelėjo, dabar nusileisdamas ant žemės jam italų komandos krepšininkas. O jūs matote savo ekranuose Jonas Kazlauskas ir dar keletas jo nurodymų Inisui Uotliai. Krepšininkai, kuris matyti Jono Kazlausko taktiką ir štai šios nurodymus tikrai supranta iš pusės žodžio ir pasistengs juos įgyvendinti per tas likusias minutės. Pataiko. Kol kas žalgiriečiai žaidžia tokį žaidimą, kurį reikėtų žaisti šioje situacijoje. Pirmadami didelį skirtumą, jie per daug neskuba, išlaiko ritmą ir Inis Uotli kaip tik realizuoja Jono Kazlausko nurodymus. Na štai po Sauliaus Štombergo baudos metimų, kurių dėka jisai pelno jau 27 tašką savo komandai šios dienos rungtynėse, Žalgiris vėl įgyja, jau galima sakyti, tokią savotiškai gal ir triuškinamąją persvarą, 17 taškų skirtumas. Europos taurės finale tai vis tiek yra didelis skirtumas. Taip, Europos taurės finaluose paprastai rezultatas būna neaukštas ir didelio skirtumo nebūna, baigėsi kelių taškų skirtumo rungtynės. Šį kartą rezultatas yra pakankamas ir skirtumas irgi pakankamas. Na tiesa, persvarą 3 taškai sumažina iš 3 taškų zonos pataikęs Markas Sambugaras. Štai dabar italų krepšininkai labai aktyviai stengiasi dengti žalgiriečius, pasitikdami juos nuo vidurio linijos. 4 minutės ir 5 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Po Sambugaro 3 taškio skirtumo sumažėjo iki 14 taškų, 64-50. Dainius Adomaitis, Inisas Uotliai su kamuoliu, perdavimas Praškevičiui ir Saulius Štombergas. Vėl Adomaitis, žalgiriečiai neskuba. 3 minutės ir 55 sekundės. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Saulius Štombergas jį labai sėkmingai dabar dengia šiame epizodėje priešininkas, tačiau štai vėl laisvas Inisas Uotliai ir dar 2 taškai. Na štai žmogus, kurio galima pasitikėti Žalgirio komandoje. Dar 2 Iniso Uotlio taškai, 66-50. Žalgiris padidina skirtumą iki 16 taškų ir čia pat prasižengia Dainius Adomaitis ir dabar jau bus metami baudos metimai. Italų komandoje keitimas vietoj 10 numerio Massimo Ruggeri, į aikštelę grįžta Flavio Portalupi. Tai žmogus, kuris gali pataikyti iš 3 taškų zonos. Beje, kalbant apie Inis Uotlį, kai jis atvyko į Žalgirio komandą ir sužinojo apie uždavinius keliamas komandoje, jis sako, gerai, taip ir bus, kaip jūs norite. Jūs būsite Eurolygoje. Pagrindinis uždavinys, kuris buvo keliamas šį sezoną. Kai buvo paklausę, kodėl, tai visose komandose, kuriuose žaidžia Europoje, Izraelyje, Turkijoje, kitose komandose, mano komandos, kuriuose žaidžiau, visada savo tikslą pasiekdavo. Na, atrodo, kad Žalgiris šiais metais jau artėja ir prie dvigubos pergalės, sakyčiau, sezone. Kol kas jie kelialapį į Eurolygą ir nemaža dalimi Inisą Uotlį dėka iškovojo. Jeigu prisiminsime ypač tą metimą, tą rungtynę su Tofas Bursa komanda, galim pasakyti, jeigu net tas metimas, galėjo viskas kitaip pasisukti. Taip, ir šiandien Belgrade, ne tik Belgrade, tačiau turbūt nebūtų buvę ir Jugoslavijoje, ir pirmųjų rungtynių Belgrade Žalgirio komandos. Nuo Saulius Štombergas dabar toliau tvirtina Žalgirio komandos persvarą. Žalgirio ekipos lyderiai šias rungtynėse nuo pat pirmųjų minučių sėkmingai kovoja su italų komandos gynyba. Dabar tiesa prameta antrąjį baudos metimą, tačiau skirtumas 14 taškų. Lieka 3 minutės ir 20 sekundžių. Italai jau priversti skubėti. Meta Flavio Portalupis, netaiklus metimas, pats atkovoja kamuolį ir čia pat jį išsaugo. Vis tik italai savo rankose. Lieka 3 minutės ir 18 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ir su kamuoliu vėl Italijos komanda. Dar vienas prasiveržimas, netaiklus metimas ir prameta ir dar kartą Italijos krepšininkai ir dabar jau patyręs Flavio Portalupis švysteli kamuolį tiesiai į šalia stovėjusį Virginijų Praškevičių ir nuo pastarojo kojos kamuolys palieka aikštelę. Taigi italai ir toliau tęsia šią ataką, kuri jau ganėtinai ilgai yra užsitęsusi ir štai dabar Flavio Portalupis dar kartą pataiko iš 3 taškų zonos ir mažina skirtumą jau iki 12 taškų, 67-55. Štombergas, puikus slalomas aplenkiant savo varžovą, tačiau dabar vėl kamuolys atiduodamas Aurelijui Žukauskui. Gražus perdavimas po krepšiu ir puikiai suplėšama šį kartą italų komandos gynyba. 69-55 pirmauja Kauno Žalgiris. 14 taškų persvara, kurią kauniečiams reikia išlaikyti dar 2 minutės ir 25 sekundės. Vis arčiau žalgiriečiams artėja ta pergalinga akimirka. Jeigu viskas vystysis ir toliau taip sėkmingai, Žalgirį po 2,5 minutės bus galima pasveikinti pirmą kartą per visą klubo gyvavimo istoriją
laimėjus vieną iš 3 pagrindinių Europos klubų taurių turnyrų. Štai dar kartą pataiko, šį kartą Tarlas Bailey. Italų komandos puolimas dabar jau kurį laiką tampa labai pavojingu, įsimėtė ir kai kurie komandos snaiperiai. Beje, Tarlas Bailey, jo atlyginimas yra $900,000, tai yra, jis vienas yra gauna daug didesnį atlyginimą negu visa Žalgirio komanda. Apskritai, tai jo atlyginimas yra ir arti Žalgirio komandos biudžetas. Taip. Su visom kelionėm, su visom išlaidom. Na, dabar keitimo Žalgirio komandoje aikštelę vėl grįžta Vranė Arapovičius, o ką tik prasižengė Aurelijus Žukauskas, prarado kamuolį kauniečiai aikštelės viduryje ir dabar likus žaisti 2 minutės ir 17 sekundžių Fernando Gentile vėl prie baudų metimo linijos, patyręs krepšininkas 31 metų amžiaus žaidėjas, nepataiko baudos metimo, taigi Žalgirio persvara išlieka tokia pati 11 taškų ir antrasis bandymas. Kartą taiklus italų komandos gynėjas, 10 taškų Žalgirio komandos persvara. Inisas Votliai tarp 2 italų krepšininkų, dabar jau tarp 3 sėkmingai išvengė jų dar vienų gynybinių spastų ir Sauliaus Štombergo metimą dabar blokuoja Tarlas Bailey ir dar blogiau, žalgiriečiai iš karto prasižengė. Ir tai yra jau 4. Sauliaus Štombergo pražanga, 10 taškų skirtumas ir dar labai daug laiko, 2 minutės ir 9 sekundės iki kėlinio pabaigos. Tarlas Bailey dabar prie baudų metimo linijos, taiklus pirmasis baudos metimas. Šiandien abu varžovų juodaodžiai taikliai meta baudą. Visada gerai realizuoja baudos metimus. Tai Warrenas Kidas stebina, kad šiandien taip sėkmingai metė. Na štai galų galę nepataiko ir Tarlas Bailey, Vranė Arapovičius tarsi Dovydas su Galijotu krūmėsi ir su Flavio Portalupi. Taigi Vranė Arapovičius, kroatas, Belgrade metantis baudos metimus ir bent jau pirmąjį pataiko. Vranė Arapovičius šaltakraujiškai įmeta pirmąjį baudos metimą patyręs Žalgirio komandos centro puolėjas ir antrasis metimas. Šį kartą netaiklus, 70-60 ir užmina ant galinės linijos Tarlas Bailey ir galima tik tai pagirti dabar vėl Tomą Masiulį, kuris labai sėkmingai iki pat galo, nepaisant to, kad atrodytų beviltiška situacija, kovoja su savo varžovu ir štai privertė suklysti į šioje situacijoje. Galbūt ši italų klaida ir gali tapti viena iš tų svarbiausių šios rungtynėse, kadangi italam pastaruoju metu pavyksta mažinti skirtumą, štai dabar jis siekia tik 10 taškų ir prasižengia Marko Sambugaro. Na dabar tokių pražangų matyti jau matysime ir daugiau. Saulius Štombergas stos prie baudų metimo linijos, šiandien jis baudas meta taip pat labai sėkmingai, kaip ir apskritai beje viską daro šiandien aikštelėje ir dabar 2 baudos metimais jis gali padidinti skirtumą. Na, kiekvieni taiklus tokie baudos metimai, po tarkim tokių pražangų be abejonės mažina iškart italų komandos ryžtą ir mažina šansus apskritai kažko dar siekti. Be abejo, atsiradus kažkokiai tai galimybė sumažėjus skirtumą, italai dar bandys, galbūt jie daugiau baudos mūsiškius, bandys atakuoti iš 3 taškų zonos, didins žaidimo spartą, bet nemanau, kad jiems pavyktų per tą laiką pasiekti persilaužimą. Na štai jūs matėte dar vieną įdomų epizodą, Jonas Kazlauskas gaivinasi ir mineralinį vandenį, be abejonės Žalgirio komandos treneris šiai komandai vadovavęs visą šį sunkų ir sudėtingą bei dažnai banguotą sezoną, dabar po truputį kartu su komanda artėja prie turbūt svarbiausios kol kas savo kaip trenerio gyvenime, profesionalaus trenerio karjeroje pergalės. Tai yra vienas svarbiausių pergalių Lietuvos krepšinio istorijoje, ne tik Jono Kazlausko. Na ir turbūt ypač džiugu, tarkim, kad tai, ko nepavyko padaryti Kauno Žalgiriui, tai legendiniam Kauno Žalgiriui 9-ame dešimtmetyje. Dabar gali tai padaryti Žalgiris, visiškai nauja komanda, naujoji krepšininkų karta. Taip, galbūt ta komanda, kuri rungtyniavo praeitame dešimtmetyje, ji buvo pajėgesnė už šitą komandą ir tai turbūt nėra abejonės. Tačiau matyt kitos priežastys, galbūt patirties tokia, tokių varžybų, kitos aplinkybės, kuriuose vykdavo šitos varžybos, neleido jiems pasiekti iš tikrųjų tų pergalių. Nors praeito dešimtmečio pradžioje, atėjus Saboniui į didį krepšinį, buvo pranašaujama, kad Žalgiris 10 metų bus Europos čempionas. Na štai po 12 metų pertraukos prisimenate Grenoblį, kuomet 6 metais berods Žalgiris pateko į Europos taurės finalą, tuomet 4 taškų skirtumų jie pralaimėjo tuometiniai Barcelonos komandai ir štai šiemet po 12 metų pertraukos balandžio 14 dieną Žalgiris yra labai arti to ir dabar dar labiau prie to priartėja, nes sportinė pražanga yra baudžiamas dabar 15 numeris Tarlas Bailey,
Tomas Masiulis patenka į savo komandos glėbį, savo komandos draugų glėbį. Dabar jis pelnęs 2 taškus, dar mes baudos metimus ir dar po to kamuolys atiteks Žalgiriui. Tai jau atrodo yra pergalė. Minutė 19 sekundžių iki triumfo šios dienos rungtynėse. 75-62. 13 taškų persvara pirmauja Žalgiris. Na ir štai tas Tomo Masiulio prasiveržimas ir sėkmingas epizodas nutraukia mano mintį, tačiau tiesiog noriu dar kartą pasikartoti, kad 12 metų pertrauka ir Kauno Žalgiris pirmą kartą iškovoja Europos taurę. Taip galima sakyti, turbūt vėl įvesdamas komandą į tą Europos elitą, kurio taip turbūt pasilgo visi ne tik Kauno, tačiau ir apskritai Lietuvos krepšinio gerbėjai. Taip, be abejo. Mūsų nacionalinės rinktinės pasiekimai jau senai žinome visoje Europoje ir mes jais didžiuojamės ir visi juos pripažįsta. Tačiau klubinių komandų lygiai apie mus buvo pamiršę pastarosius 10 metų. Dabar Žalgiris ryžtingai priminė apie tai ir turtingiesiems klubams, kurių biudžetas yra daug didesnis ir kurie nenorėdavo su mumis skaitytis, nenorėdavo mūsų matyti Eurolygoje ir panašius reikalavimus keldavo mums nenaudingus. Dabar Žalgiris apie tai ryžtingai pareiškia, kad tai yra elito komanda ir ruošiasi tokia būti, manau, ne vienerius metus. Pataiko baudos metimą. Na, dar kartą galime tik tai prisiminti, kokiegi sunkiausi epizodai buvo Žalgiriui šį sezoną. Vingiuotos ir sunkios grumtynės pogrupyje, nukrentant nuo iki 4-osios vietos, vėl po paskutinių rungtynių pakylant į pirmąją. Sudėtingos ir nepaprastai sunkios rungtynės aštuntfinalyje su Bursos Tofaš. Nervingos ir labai didžiulės atsakomybės dvikovos abi rungtynės su Beobankos komanda. Ir štai tas pusfinalis, kuriame buvo įveikta Saratovo Sudor komanda. Būtent ši pergalė prie Saratovo namie atvėrė Kauno Žalgiriui kelią į finalą, o po to jau kauniečiai viską padarė. Čia Belgrade antrą kartą iškovodami pergalę šiame mieste šiais metais. Ir štai atrodo Bronislavas Stankovičius jau po truputį artėja prie tos vietos, kur netrukus su juo galės pasisveikinti Žalgirio komanda. Būtent jis turbūt įteiks taurę šiandien Kauno žalgiriečiams. Ir Saulius Štombergas toliau sėkmingai meta baudos metimus 81-65. 16 taškų Kauno Žalgirio komandos skirtumas. Atkovoja kamuolį. Ne vis tik vienas teisėjas rodo taip, kitas taip. Ir galų gale nusprendžiama, kad vis tik geriau šį epizodą matė Nikas Apicilkas. Taigi kamuolys Žalgirio komandos rankose. 29 sekundės iki pergalės Europos taurės finale. Saulius Štombergas dar kartą pataiko nuo baudų metimo linijos. Šiandien šis krepšininkas didžiąją dalimi nusipelnė pačių didžiausių pagiriamųjų žodžių. Šiandien jis buvo rezultatyviausias savo komandoje, kai beje, aišku, nusipelno tų žodžių ir visi kiti Kauno Žalgirio komandos krepšininkai šiandien rungtyniavę. Ir be abejonės nerungtyniavę Darius Maskaliūnas, prisimename, kiek svarbių metimų jis yra pataikęs šios taurės varžybose. Na ir štai dar viena nesėkminga italo ataka ir dabar jau Vranio Rabovičius numuša kamuolį, kuris leidžiasi į krepšį, taigi 8 sekundės skiria Žalgirį nuo pačios didžiausios pergalės šiame sezone. Dar vienas netaiklus metimas, 4, 3 ir 70 sekundės iki finalo. Ir štai baigėsi Europos taurės finalas, paskutinės sekundės ir Žalgirio komanda. Jūs matote tą džiaugsmo šokį, tą beprotišką džiaugsmo ovacijas ir protrūkį Belgrado sporto rūmose. Žalgiris triumfuoja šių metų Europos taurės varžybose, įveikdami savo finalinėse rungtynėse varžovą Milano Stefanel komandą 82-67.